Ar galite trumpai pristatyti save ir savo patirtį bendraujant nuotoliniu būdu? Kaip tai pasikeitė įsitraukus į šį projektą? Nuotoliniu būdu bendrauti nemokėjau, tokios patirties neturėjau, iš tiesų buvo sudėtinga, pirmiausia tai emociškai peržengti per save, bet šio projekto dėka žinių, instrukcijų ir video dėka išmokau, kaip tai reikia padaryti ir kaip padaryti teisingai. Žinoma, instrukcijos buvo sudėtingos, bet labiausiai pagelbėjo sukurtas projekto metu video. Ar jaučiate skirtumą po COVID-o, kai reikėjo pereiti prie gyvo bendravimo? Taip, pasijuto, iš tiesų įpratome per nuotolį gyvai nebendrauti ir toks tarsi atšalimas, toks nutolimas vienų nuo kitų pasijuto ir ryšio susilpnėjimas. Iš tiesų žmonės dabar kažkaip labiau per priemonės nori bendrauti. Kokie privalumai, kas labiausiai pasiteisino elektroninėje rinkodaroje? Atsirado daugiau galimybių. Vienas dalykas viešinimas, gal labai jau čia garsiai pasakiau viešinimas, tiesiog nufotografuoji gražiai apipavidalinį produktą, pateiki internetinėje erdvėje ir akims malonu, nes per akis mes labiau ir ne, matom, mylim ir pagaunam, kad jau norim. Tai iš tiesų tas produktas elektroninėje erdvėje pat reklamuojamas, jis labai pasiteisino, atsirado daugiau pirkėjų ir net tie, kurie nepirko, bet jie dalinosi, jie, kaip sako, jaunimas laikino ir šitaip atsirado daugiau sekėjų. Dėkui. Ką naujo sužinojote apie nematerialaus kultūrinio paveldo pritaikymą savo veikloje? Daug naujovių, ypatingai, kai mūsų lietuvių produktai yra užregistruojami ir saugomi kaip paveldas, tai ir sodai, kuriuos visai neseniai UNESCO užregistravo, būtent padeda vaikams pažinti kultūrą, mokytis, neužmiršti, bendrauti su senoliais, kurie dar moka ir parodyti, ir pagaminti, ir išmokyti vaikus. Tai šitas labai labai padėjo ir šitas užvedė galbūt tam, kad atgaivinti ir mūsų sodyboje tuos dalykus. O sakykit apie patį projekto medžiagą. Ar Cordialis projekto medžiaga lengvai pritaikoma kasdienėje veikloje? Ar ji naudinga buvo? Kiekvieni mokymai atneša labai daug naudos, jeigu tik tai pats priimi tą naudą, tas žinias ir tą produktą, kurį tau pateikia. Tai iš tiesų profesionalūs lektoriai, jie labai aiškiai būtent tokiems pradedantiesiems išdėstė, kaip mes turime patys savo padėti. Svarbiausia, kad patys savo padėti, nes jeigu nenorėsi, nieks nepadės. Tai medžiaga buvo labai prieinama, ir skaidrės, ir instrukcijos, ir ypatingai per video, nes mums yra paprasčiau, kai matome mokytis. Gal ir pabaigai, sakykit, atsižvelgiant į jūsų patirtį ir naują išmoktą medžiagą, kokį patarimą, palinkėjimą galėtumėt duoti kolegoms? Kad būtum aktyvesni, kad įsitrauktų į mokymus, kad nebijotų pasirodyti nemokantys, o iš tiesų puikus lektoriai, jie padės išmokti ir padės pritaikyti tose veiklose, kurios mums yra malonios, kurios yra mums naudingos, kurios mes galime perduoti ir kitiems. Ir iš tiesų, linkiu visiems sėkmės ir aktyvumo, o lektoriams, kurie mus moko, tai iš tiesų noriu labai padėkoti, kad būtent projekto rėmuose Cordialis mes viso to išmokome.